Kaip pertraukėlė, kažkam pavyko papertraukauti, matau beprotiškai daug vietos, užknisiu, atsistojam, pasitraukiam, nepalikit tuščių vietų, nes po to žmonės neįeina, o čia diskusija bus ilga, tai matau, niekas nesureagavo. Tie, kas ateis, kad jie galėtų atsisėsti, tie, kas esat šonuose, visi traukėtės į viduriuką. Nes čia yra turbūt vienas iš kvailiausių dalykų renginiuose. Dar ypač, jeigu kas nors pasideda kokią tašytę šalia arba kuprinytę, tai žmonių yra labai daug dalyvaujančių šiandieną. Tai noriu tiesiog pristatyti panelinę diskusiją. Tai ją dabar moderuos Lina Žemaitytė-Kirkman, būtent Rokito vadovė, kurią jau matėte, sakant, įžanginį žodį. Ir jinai jau pati pristatys pačius dalyvius panelinės diskusijos. Tai matote išdėliotus mikrofonus, taipogi bus žmogus, kuris nešios mikrofoną po salę. Tai mano galų rekomendacija, pagalvokite apie galimus klausimus ir jau kai jau Lina duos kokį ženklą, tiesiog kad kelkite ranką, kad matytųsi, nes jūs esat biški prietemui, tai mums gal truputį sunkiau matyti. Tai tema bus Mental Health Tech organizacijose. Tai Lina, tave ir visą komandą kviečiu į sceną. Prasilenkiam. Sveiki vėl, smagu matyti čia jūsų gausiai susirinkusių į tokią, sakyčiau, panelę, kuri yra visos šitos techmugės leitmotyvinė tema Mental Health in Tech. Ir konkrečiai šitoj panelėje mes kalbėsime Mental Health in Tech Organizations. Nežinau, kokią čia kalbą dabar man pabaigti. Ir su manim šiandien bus Asta Buitkutė iš Tele2, pasitikit, prašau, plovimais. Deividas Gineitis iš Raise Tech ir Justas Kašėta iš Oxy Labs. Prašom visi susėsti. Ir šita tema... Prieš padarydama įžangą, iš tikrųjų noriu paprašyti jūsų prisistatyti ir kad toks truputėlį icebreakeris būtų, tai noriu, kad pasakytumėt, pakartotumėt savo vardą, pareigas, ką darote tą organizacijoje ir pabaigtumėte sakinį. Kai išgirstu žodžius psichikos sveikata, pirmas dalykas, kuris ateina į galvą. Nėra blogų atsakymų. Sveiki visi, aš esu Asta Buitkutė, esu Tele2 viešųjų ryšių vadovė. Bet tuo pačiu rūpinuosi ir įvairiais socialiniais projektais. Kaip ten tas sakinio pradžia? Kai išgirstu psichikos sveikata, mental health, pirmas dalykas, kuris ateina į galvą. Balansas. Balansas. Ačiū. Sveiki, aš Deividas Gineitis iš Raise Techo, frontenderių arba priekinės sąsajos, labai patinka šitas lietuviškas pavadinimas, komandos vadovas. Ir man pirmas dalykas ateina gal netoks geras atsakymas, man iš karto taip matcha ir meditacija. Tokie labai šių geras laikų atsakymas. Populiarūs. Matcha ir meditacija. Su soja milk matcha ar... Almond. Sveiki visi, esu Justas, 3 metus jau dirbau Oxy Labs klientų sėkmės departamento vadovu. Angliškai skamba geriau, bet sakinį pabaigčiau galbūt panašiai kaip Asta, darbo ir asmeninio gyvenimo ribos. Man labai patinka šitas darbo asmeninio gyvenimo balansas įsireiškimas, bet aš jau jį keičiu į darbo ekrano, ekrano gyvenimo balansas, ir sakau, ekrano gyvenimo balansas, nes tas analoginis ir skaitmeninis tikrai balansas reikalingas. Kalbant, šiek tiek pasikartosiu, galbūt kas mane klausė šiandien ryte, tai manau, kad yra labai svarbu kalbėti apie psichikos sveikatą ir mental health, nes kaip mes ateidami į darbą negalime palikti namuose negaluojančių kepenų ar inkstų ar kažkokio kito organo, negalim išsimti ir padėti, taip mes negalime nei savo emocijų, nei savo psichikos sveikatos irgi palikti namie, nes čia dabar biški man trukdo, o man reikia dirbti. Tai tiesiog, kai griūna viena mūsų, kaip aš vadinu, human operating system, žmogaus operacinės sistemos dalis, dažnai nukenčia ir visos kitos dalis, tai svarbu, kad mes būtume stiprios psichikos sveikatos ir tokioj visuomeniai gyvenam, technologijų visuomeniai gyvenam, kad šiaip technologijos, kurios mes kuriam, turi labai daug privalumų, bet kaip ir mėnulis turi tamsėje pusę, ar ne? Ir mes matome ir mažėjančius dėmesio spenus, kaip attention spans, gebėjimas sukaupti dėmesį, praščiau sakom, žmonės skundžiasi stresus, skundžiasi nerimu, daugėja perdegimo simptomų, ar ne.
Tech Monitor praeitais metais apklausė IT specialistus, 68% sako patiriantis perdegimą darbę, ar ne? Tai mes tą galim sakyti, tai čia toks kaip yra galbūt veidrodis, mes esam veidrodis tų technologijų, kurias mes kūrėme, tai jeigu mes esam perdegę ir strese, tai galbūt tos aplinkos, kurias mes kūrėme, yra keliančios stresą, ar ne? Tai kokią mes čia tą aplinką kūrėm. Ir tada kalbant apie psichikos sveikatą, yra svarbu suprasti, kad yra čia keli lygmenys, ar ne? Yra visuomenės lygmuo, tokia ekosistema, kokią mes aplinką kūrėme kaip visuomenė ir kokį spaudimą patirime, ir kad turime būti visiems vis dar prieinami, ir ne, 40% žmonių tyrimai rodo patiria technostresą. Technostresas reiškia gebėjimas, tos spaudimas technologijų, kad aš nespėju su viskuo, kas čia greitai vyksta ir jaučiu tokį tarsi ir FOMO. Ir iš to ateina stresas, tai čia visuomenės lygmenių, tada mes turime organizacijų lygmenių, ar ne, kur organizacijos jos turi pasirūpinti, kad darbuotojai gerai jaustųsi, nes kitaip jie bus neproduktyvus, ar ne? Negali būti išsekęs žmogus, kūrybingas ir inovatyvus, bet yra ir asmeninė atsakomybė. Ką mes kiekvienas asmeniškai dėl savęs darom ir kaip pasirūpinam, kad ta mūsų Human Operating System, ta žmogaus operacinė sistema nenulūžtų. Tai aš labai taip džiaugiuosi, kad aš girdžiu, kad iš visų mes galime, iš jūsų pareigų ir patirčių, turbūt iš visų galima paliesti ir tada ilgai taip netraukus ir pradėsim. Aš tai žinau, kad jūs darėte visuomenės emocinės sveikatos tyrimą, emocinio atsparumo tyrimą, kaip įmonė, ar ne? Galėtumėt papasakot, koks buvo tyrimas, apie ką ir ką ten atradot įdomaus? Tai iš tiesų tavęs klausydama jau daug kartų linksėjau ir norėjau įsiterpti, nes iš vis emocinė sveikata yra be galo platu. Ir kai mes supratom, kad mes norim kalbėti tą temą, nes mes jau daug metų tiesiog buvom su to susiję to, kad rėmėm jaunimo liniją ir kažkaip irgi galvojom, kad čia toks kažkoks natūralus būtų tęsinys dar daugiau apie tai kalbėti, tai supratom, kad bendrai emocinė sveikata yra truputėlį per platu. Ir tada susėdom su Vilniaus universiteto mokslininkais ir pagalvojom, kad toks dalykas, kurį galima šiek tiek treniruoti, tai jisai truputėlį yra nuo tavęs priklausomas, tai yra tavo emocinis atsparumas. Nes tai yra ne tik apie sunkumus, kurie tave pasitinka gyvenime, tai yra, nes to visiems bus. Ir yra, ir tą mes patiriam ir tų globalių sunkumų ir streso faktorių, ar ne? Ir ten tikrai mes jų neišvengsim, bet tai yra tavo resursai, tavo aplinka ir tai, kaip tu sugebi tuos resursus panaudoti, kad su tais sunkumais susidorotum. Tai yra, aišku, ir tavo paties sveikata, ar ne, judėjimas, ten miegas ir visa kita. Tai yra tavo bendruomenė, tavo, nežinau, artimiausia šeima ar tavo draugai, kurie tave gali palaikyti ir tai, kaip tu sugebi tuo pasinaudoti, ar ne, na, kiek ta palaikanti yra aplinka. Tai dėl to pasirinkom būtent emocinį atsparumą. Ir ką sužinojom, tai pasitikrinom, kaip ta Lietuva su to emocinio atsparumu, tai turbūt nieko... Jūs klausėte Lietuvos gyventojus. Taip. Tai buvo tiesiog Lietuvos gyventojai, plačiaja prasme. Ir paaiškėjo, žinoma, kad to atsparumo mums trūksta kaip lietuviams. 42% turi žemą arba vidutinį emocinį atsparumą. O kas tai yra emocinis atsparumas? Nu, tai jeigu mano žemas, tai yra tavo gebėjimas susitvarkyti su tais sunkumais, kurie tau iškyla. Nes taip, ta anketa buvo tokia labai moksliška, ganėtinai metodiška, kur tavęs klausė, ar tu patyrei tų sunkumų ir tada kaip tu pats jauti, ar tu turėjai resursų su jais tvarkytis. Ir būtent tai parodo. Ir tarkim, tie resursai tada vėlgi yra tie pozityvus ir tokie netokie pozityvus, kaip, nežinau, pavyzdžiui, alkoholis ar medikamentai, kokie nors kažkokios medžiagos. Ir tie pozityvus, tai tavo šeima, aplinka, tavo kažkoks, kaip čia pasakyti, toksai, pozityvus išbuvimas su tais visais dalykais. Tai ir, pavyzdžiui, kad kas antras žmogus nurodė, kad jisai nepasitikė savo gebėjimu susidoroti su tais sunkumais pats. Ne? Matėm gana nemažą kiekį žmonių, kurie Lietuvoje tikrai kreipiasi į specialistus, kas yra labai gerai. Bet kas išsiskyrė iš tų tokių neigiamų ar ne, išveikos būdų ir kur mums buvo kabliukas, kaip technologijų įmoniai taip pat, kad dvigubai daugiau negu kitur Europoje, negu Europos vidurkis, lietuviai yra linkę į tokį žalingą socialinių tinklų naudojimą. Ir čia vėl mūsų kolegė mokslininkė sakė, gali būti du variantai, kad
arba mūsų tas atsparumas emocinis ir yra prastesnis dėl to, kad mes tiesiog per daug scrollinam Facebook'e ir Instagram'e, arba mes patirdami tą stresą, galbūt, kaip ir sakau, ne nuo mūsų priklausanti, vis tiek ir dėl viso pasaulio negandų, mes tiesiog ieškom ten nusiraminimo, nes ten yra greičiau. Tu tarsi pasiemi telefoną, tau tam kartui yra ramiau, kažkaip užsimiršti, escapini, bet iš tiesų tai tave veda į Užsisuka ratas, nes vėlgi tu gauni to tokio greito dopamino, bet po to gali ateiti nusivylimo jausmas, toks tuštumo jausmas, nes tu tarsi bendrauji, bet tai yra netikras ryšys, galbūt pavydas sukyla, nes visi tenai kažkur Havajuose tenai nuotraukas deda, arba labai kažkoks idiliškas, kad aš čia dabar ar visi tenai pasiekimai visokie tik tai ant scenos, visokiose diskusijose dalyvauja, o tu čia ką dabar guli tiesiog. Tai žodžiu, tie jausmai po social medijos gali tikrai kilti labai tokie irgi prasti ir pabloginti tavo emocinę sveikatą. Kai tuo tarpu, nežinau, susitikimas gyvai su draugais tikrai gali smarkiai pakelti tavo pasitikėjimą savim ir tavo pasitikėjimą, kad tu gali susidoroti su savo problemą. Ar buvo kažkas, kas nustebino? Mane tai nustebino tas, kad mes dvigubai daugiau negu europiečiai turim nesveikus kažkokius įpročius socialinių medijų naudojimo. Tai šitas ir buvo pagrindinis mūsų atradimas, toks kabliukas, kuris nustebino, nes visa kita yra ganėtinai panašu, kaip ir kitur. Tai čia mes ir nusprendėm, kad turim kalbėti apie tai, bet aišku, suprantam, kad dabar daugelio žmonių darbas yra irgi su socialiniais tinklais ir su ekranais. Ir kaip tu sakai, ir ne, dabar jau mums reikia kalbėti ne tik apie darbo ir gyvenimo balansą, bet apie savo ekrano ir ne ekrano gyvenimo balansą. Nes kas iš to, kad jeigu tu baigiai darbą, galbūt ir anksčiau, bet tu sėdi tiesiog prie to beprasmio scrollinimo. Tai supratom, kad sėdi prie vieno didesnio ekrano ir rankoje laikai mažesnis. Ir čia irgi iš kitų tyrimų, ar ne, tą matom tendenciją, kad žmonės jau turi daug ekranų ir multitaskinimas iš tikrųjų neegzistuoja. Nežinau, jeigu klausytės neuromokslininkų, mūsų smegenys tiesiog persijunginėja ir jos nuo to labai pavargsta. Tai dar truputėlį tokiam ar ne užbaigimui, kad supratom, kad negalim sakyti, kad hei, darom dieną be technologijų. Nes čia turbūt neįmanoma. Tiesiog sakom, sąmoningai žiūrėk, ką tu veiki, kiek tu praleidi laiko, nes kiekvienas telefonas dabar jums skaičiuoja jūsų ekrano laiką, arba, nežinau, užsidėkit kažkokius papildomus matavimus. Pradžiai suprask, kiek tu praleidi, kodėl tu tai darai ir tada jau gali žiūrėti, kaip tau tai keisti ir galbūt, nežinau, padėti bent jau per vakarienę, kažkur toliau būt čia ir dabar, ar ne? Ar pačiam savo atrasti, tai kokio tau balanso reikia. Tai aš dar noriu klausimą, greitai jas paklausti prieš perkeliuojant pas kitus, bet noriu visiems pasakyti, kad ne viena čia aš galiu tos klausimus klausti, ar ne, man nereikia smagiausią dalį turėti, jūs irgi galite klausti klausimus ir gale tam skirsime laiko ir tada, kai pasakysiu laikas klausimam, tai juos dabar dėkite į savo failus, rašykite kažkur savo ir tada panešiosim mikrofoną ir tos klausimus paklausim. Šiaip dar grįžtant prie, ką sakė Asta, labai įdomu, kaip koreliuotų screen time'as arba ekrano laikas, jeigu Lietuvoje būtų daugiau saulės. Šitas yra geras. Nežinau, bet jeigu mes kartosim tyrimą, mes pirmą kartą jį atlikom rugpjūčio mėnesį, kai buvo saulė. Dabar mes darysim jį turbūt čia kažkur lapkritį, tai sakėm, irgi bus įdomu palyginti, ar tas atlikimo laikas irgi turėjo šiek tiek įtakos. Nes va ten turint omeny, kad buvo saulė vasara, tai tie rezultatai irgi stebino šituo, nes žmonės buvo po vasaros pailsėję ir vis tiek gana tokie sudėtingi rodikliai. Tai dabar gavote tuos atsakymus ir man tiesiog įdomu, kaip jau ir užsiminiai, bet gal galėtum pasakyti, ar tai pasikeitė kažkas jūsų organizacijos viduje, ar pasikeitėt galbūt ir organizacijos išorėje, ar kažkaip, ką su tais rezultatais dabar planuojat galbūt daryti? Tai iš tiesų tai daugiau lėmė tai, kad galbūt pradėjom apie tai kalbėti kaip prekės ženklas, ir kviesti apie tai susimastyti, nes suprantam čia ir savo atsakomybę, kad mes tikrai įduodam jums į rankas tas technologijas, bet mūsų toks nusistatymas yra, kad jos pačios nėra blogos, tai yra tai, kaip tu jas naudoji, nes vis tiek ribas mes patys tik tai galim nusistatyti, tikrai niekas nepastovės ir netims iš jūsų, iš suaugusių žmonių telefoną, ar ne? Ir čia yra labai daug tų sluoksnių. Bet iš tiesų, labai daug yra iniciatyvų pas mus ir viduje, jos nebuvo po to tyrimo, kad jos atsirado. Iš tiesų mes turbūt jau nuo COVID-o, nuo visų
karantino laikų pradėjom daugiau tokias daryti paskaitas žmonėms, matėm, kad tada labai reikėjo suportuoti. Tai nebuvo tik tai apie emocinę sveikatą, tiesiog įvairiai, bet tai buvo būdas palaikyti žmonių emocinę sveikatą, kai jie buvo visiškai uždaryti namuose. Tai buvo pačiom įvairiausiam temom, tiesiog nuotolinės paskaitos. Tada tai peraugo vėlgi, kai matėm, kad tai nesibaigia ir tai yra iš tikrųjų sunku, kad įmonė apmoka tam tikrą dalį psichologo arba psichoterapeuto, tai jau toks tapo mūsų įprastas benefitas. Ir toliau mes turim irgi ir emocinės sveikatos dienas, bet ne tą day tokią off, bet tiesiog kai kviečiam irgi į paskaitas, į praktinius užsiėmimus ir panašiai. Tai žodžiu, viduje šviečiam, darom, kiek žmonės to pasiima, čia vėl irgi kitas klausimas. Tai čia prie to dabar grįšim pasiėmimo. Aš dar tik tai noriu paakcentuoti, kad aš taip suprantu, kad visos organizacijos tai vyksta, bet per savo skaitmeninės sveikatos ar kaip vadinu skaitmeninės higienos mokymus visą laiką akcentuoju, kad mes gyvenam naujoje aplinkoje ir irgi reikia įpročių ir mokėjimo, kaip joje gyventi. Ne? Jeigu mums apie mūsų kūno higieną yra kalama nuo darželio, ar ne, kad plautis rankas, jeigu apie sveiką mitybą mes mokomės irgi jau nuo darželio, jeigu mes kalbame apie tai, kaip svarbu valgyti, judėti, miegoti, visa tai yra žinoma, bet kokios yra higienos taisyklės, kai tu dirbi su ekranais, mūsų neišmokė nei darželis, nei tėvai, nei buvęs darbuotojas mūsų neišmokė, nes tiesiog viskas taip greitai pasikeitė, kad mes turime paknopstom kažkaip bandyti susivokti ir mokytis. Tai čia tos organizacijos, kurios apie tai kalba, tai aš manau, ir jūs čia sėdėt kalbat, yra tikrai, sakyčiau, žingsnių priekyje ir galvojančios į priekį, nes technologijos niekur nedings, tik tai intensyvės mūsų tas gyvenimas, tai mums reikia mokėti higienos taisyklės, kaip gyventi, kad neužsikrėsti ar ne, ir gerai gyventi. Tai aš dabar noriu pereiti į tokią vadovo perspektyvą, ar ne, ir jūs tai turbūt čia klausimą skirsiu. Pakalbėjom apie visuomenę, pakalbėjom truputėlį apie organizacijas, kaip komandos lygmenyje atrodo ta psichikos sveikata, nes vis tiek vadovas yra arčiau žmonių, ar ne, negu pati organizacija, kuri galbūt kažkokias kuria taisyklės. Tai aš norėjau paklausti, gal gali pasidalinti kažkokiam konkrečiom priemonėm ar praktikom, kaip vadovas naudoji, ką vertina žmonės, kaip apskritai gal čia nėra problemos. Oi, yra labai daug problemų ir čia yra didžiausia problema, kad yra jų. Šiaip per visai dar neilgą savo karjerą man labai pasisekė, nes iš tikrųjų labai turėjau skirtingų vadovų pats, įvairiausių šalių, įvairiausių sričių ekspertai, bet vienas dalykas, kas visus siejo ir ko aš bandžiau pats išmokti iš jų, tai buvo ta empatija ir žmogiškasis ryšys, kur kiekvienas susitikimas su jais, kiekvienas one-to-one'as prasidėdavo ne reikalais apie verslą, apie darbą, bet prasidėdavo klausimų, kaip tu, kaip jautiesi, kaip sekasi ir galėdavo jausti, kad tai yra nuoširdus klausimas, o ne tai, kad, kaip sekasi, gerai, tai varom tada prie reikalų. Tai iš tikrųjų aš irgi pats stengiuosi kuo daugiau tą taikyti, iš tikrųjų pasidomėti savo komandos nariais, kaip jiems sekasi, ką jie veikia, kuo gyvena. Ir man atrodo, užmesgant ryšį su jais yra lengviau pastebėti jų kažkokias gal kylančias problemas, ar galbūt jie artėja prie perdegimo, galbūt jie jaučia kažkokį nerimą, galbūt turi tą vadinamą imposter sindromą, apsimetėlio lietuvišką sindromą, kur abejoji gal savo galimybėmis, gal tau trūksta feedbacko, grįžtamojo ryšio iš vadovo. Ir tai padeda iš tikrųjų tą atpažinti ir dar pastebėjau, kad didelė dalis to ryšio sukūrimo su žmonėmis, su savo komanda padeda tai, kad jie gali su tavimi sureleitinti. Tai aš mėgstu pasidalinti savo patirtimi, kad irgi teko lankytis pas psichologą, kas labai padėjo, išbandžiau irgi mindfulness programėlės, ką suteikia tiek mūsų, tiek esu tikras, kad ir kitos kompanijos, jau neminint ten tų visų džimo prieigų, sporto salių. Ir dar kas labai patinka, kad iš tikrųjų didelis dėmesys skiriamas ne tik pas mus Oxy Labs, Tesonete, bet ir spėju kitose kompanijose, mokyti vadovus, kaip dirbti su komanda, kaip dirbti su žmonėmis ir būtent kaip atpažinti tuos
artėjančias problemas, kol jos dar nėra išsiplėtoję į labai jau didelis. O šiaip galima iš klausimą, dalinasi su tavim žmonės, kaip jiem kas sekasi? Ir jei nesidalina, ar bandai kažkaip ten ištraukti, ar tipo, okei, kitą kartą. Priverčiu. Ne, bet šiaip juokaujant, tai ne visi dalinasi, ne visi yra atviri tam, bet per daug ir nepušini ir nelendi ten. Jeigu jie jaučiasi patogiai su tavimi, o kartais jeigu nesidalina, tada aš pasidalinu kažkuo. Vat norėjau į tą atreaguoti, ar ne, nes Renė Brown yra žinoma psichologė, kuri kalba apie vieną iš lyderio stiprybių, tai rodyti pažeidžiamumą. Rodyti, kad tu irgi esi žmogus ir tu gali susiturti tais pačiais sunkumais ir nereikia vaidinti čia visagalio visą suprantančio. Tai gali paskatinti žmonės irgi tada. Vat būtent. Ir tai kyla tik iš asmeninio gyvenimo, tik iš darbo aplinkos, nes, pavyzdžiui, aš savo komandoje labai dažnai pasakau, kad čia buvo mano klaida, prieš ketvirtį galvojau taip, bet čia visiškai buvo klaida, dabar būčiau daręs kitaip. Ir tada matau, kad jie taip pat pradeda nebijot klysti. Jie sako, okei, mano kaltė, aš nepagalvojau apie tą ir mes tą bandom propaguoti, kad viskas okei yra suklysti, bet svarbu, ką iš to pasiėmė, ko iš to išmokai. Jeigu nieko, čia tada problema, bet klysti, man atrodo, visi tą darom ir būtent galbūt vienas svarbesnių vadovo tokių atsakomybių yra parodyti, kad ir tu žmogus, ir tu klysti, ir tau kartais būna sunku, ir tu būni perdegęs, ir nerimą jauti, ir kartais ir imposter tą sindromą turi. Čia Deividas gerą klausimą paklausė, tai žinai, aš komandoje tikrai labai vertinčiau vadovą, su kuriuo galiu kalbėti ne tik tai apie savo KPI-sus, bet apskritai apie visą save, ar ne, nes, kaip sakau, ateinu į darbą visą, ten nepalieku kepenų namie, bet man įdomu, gal visi galite organizacijose pasidalinti, ar yra skirtumų, nes kai kurie dalinasi, kai kurie nesidalina, bet gal yra kažkokių tai skirtumų, nežinau, kultūrinių, kažkokių tarp kartos skirtumų, ar ne, gal amžiaus skirtumų, nežinau, lyčių, kokių čia dar mes galim papjaustyti, ar kažkaip skiriasi žmonės pagal tai? Aš šiaip galbūt labiausiai, ką pasibėjau dabar, mano kartos atstovai gal labiau atviri yra ir nevinioja žodžių į vatą galbūt, ypač darbo aplinkoje. Atvirai sako, man čia yra darbas, man nelabai rūpi, aš teinu, padirbu ir išeinu. Ir kas galėtum sakyti, oi, kaip čia, taip čia reikia užsispirimo kažko, bet tie žmonės labiausiai padaro darbus, ateina, padaro viskas ir jie labiausiai galbūt mentally stable dažniausiai būna, nes jie turi tą atskirti. Čia yra tiesiog darbas, aš padarau jį gerai, kaip reikia, laiku viską ir tada viskas darau savo dalykus už darbo ribų, kas man atrodo yra ganėtinai svarbu, ypač reikia turbūt nuimti tą visą stresą, įtampą, ten tie stakeholderiai palaus gal iki kitos darbo dienos. Tai man atrodo, aš šitą pasibėjau už mūsų kartos. Toks ribų brėžimas yra aiškesnis, ar ne? Jo, galbūt tiesiog nebeapsimetinėja dažnai, sako, aš atėjau pinigų užsidirbti ir paskui mano tas podarbinė veikla man yra labai svarbi. Tai man atrodo, kas yra sveikintina, kaip padarmi tie darbai. Man gal pirma mintis, kad atėjus į galvą yra perdegimo žodžio švaistimas, gal net kartais pasakysiu, kur žmogus kartais ateina ir sako, blemba, aš taip perdegiau, aš toks esu išsisunkęs ir tada pradedi vystyti su jo pokalbį, klausti, kodėl taip manai, kas yra perdegimas iš viso, tu jo paklausi ir tada supranti, kad jam tiesiog atsibodo, bet tu jam gali suteikti kažkokią kitą užduotį, kažkaip pakreipti tą darbo dinamiką į kitą pusę ir tu žiūri, kad jisai atsigauna, jisai toliau tęsia tą, tai va toksai. Anksčiau čia taip su depresija būdavo, ar ne? Jeigu šiaip tai prastesnė nuotaika, biški liūdna, tai man depresija, ar ne? Kai iš tiesų tai yra rimta klinikinė liga, tai čia su perdegimu panašiai. Tai gal kaip jūs matote organizacijoje? Noriu pratęsti galbūt, nes kalbat ir apie tai, kad ne visi nori galbūt į tai gilintis. Tai man atrodo, čia visiškai natūralu. Iš tikrųjų, galbūt kai kurie žmonės tikrai nenori ten susikibę už rankučių dabar pasakot, kaip jie jaučiasi. Gal jie gerai jaučiasi. Ir iš tikrųjų ateina į darbą padirbti, gauti pinigų ir toliau daryti savo dalykus. Ir galbūt apskritai nėra galbūt tokie jautrus emociškai, o gal tiesiog randa kur tai kitur, ar ne, išventiliuoti. Bet vis dėlto, man atrodo, čia mes kai prieš diskusiją kalbėjome apie visokius tokius pasenusius, truputį, kurie juokingai skamba dabar benefitai, ar ne, priimant į darbą, kaip laiku mokamas atlyginimas. Tai mes dar kartais irgi juokaunam, kad reikėtų tokį traukti, kad ant tavęs nereikia, nemuša.
Bet jeigu rimtai, tai man atrodo, ta lyderystė, apie ką tu kalbėjai, ar ne, tokia moderni lyderystė, kokybiška, sakyčiau, tokia brandi, jinai yra be galo svarbu tavo emociniai sveikatai, nes, na, turbūt mes jau nebenorim dirbti ten, kur rėkia ant mūsų, bet net ir su kažkokiais kitais psichologiniais dalykais nesusitaikytume ir nuo to tikrai nepriimtume. Tai čia irgi neseniai kažkam sakiau, kad man patinka mano darbe, sakiau, streso yra labai daug, bet kas man patinka, kad mano kolegos nesukuria man papildomo streso. Bet man tai yra toks esminis rodiklis, nes jeigu dar ir kolegos pridėtų dėl kažkokių priežasčių, tai būtų tikrai per sudėtinga. Tai man atrodo tiesiog yra svarbu, kad įmonėje būtų aplinka, kur kolegos vieni kitiems nesukuria papildomo streso. Tai reiškia, kad visi mes kuo blogiau, tuo mes žemiau nuleidžiam balsą ir sakom, okei, gerai, žiūrim dabar ką darom. Arba pasijuokia netgi, nes arba pasijuokiam, jo, arba galim iš to pasijuokti kartu ir tada sėsti rimtai to daryti. Kai sakiau, kad pasisekė su vadovais, tai tikrai yra buvę keletą tokių patirčių, kur darbe krizė, viskas lysa iš rankų ir sėdi su vadovu tiesiog juokiesi. Ir tada, bandai suvaldyti, kaip įmanoma. Čia HRistų mėgstamas posakis, kad žmonės ateina į darbą dirbti į įmonę dėl darbo, o išeina dėl vadovo ir santykių. Tai jeigu yra toksiška kažkokia aplinka, tai sako, nebebėla man čia dirbti, aš geriau kažkur kitur eisiu ir nesinuodysiu. Norėčiau prie Deivido pereiti. Mes, kai kalbėjomės prieš šitą diskusiją, irgi minėjai, kad psichikos sveikata yra ir asmeninė atsakomybė. Tai aš norėčiau, kad truputėlį gal praplėstum, ką tu turi galvoj, nes va čia įmonės visko daro, vadovai stengiasi, apie save pasakoja, sakai, yra ir asmeninė atsakomybė. Jo, aš čia važiuojant kontempliavau šitą klausimą ir dabar visiškai gal kitaip pasakysiu, čia girdint, kas yra šnekama. Tai man atrodo, čia va ta asmeninė atsakomybė, prisiėmimas, tai man atrodo, va, labai reikia mokėti nuoširdžiai gal save analizuoti, bet taip su savim šnekėti, žiūrėti, reflektuoti galų gale, nes manau, kas dažnai vyksta ta aplinka, kur užsakoma, mes šiandien norim tokio aplinko dirbti, ten tokių vadovų ar panašiai, tai mes ją kuriam. Ta prasme, čia nėra, kad oi, mano vadovas čia toks ir panašiai, tai aš galiu būti dalis to. Labai lengva, man atrodo, nueiti nepastebimai, ten, sakykime, kelti komandai spaudimą kažkokį ten, aš taigi gero noriu, bet tai, kaip tu komunikuoji ir kaip tu ką sakai, tokį paslėptą, tokį spaudimą gal duoda ar kažkokį tą dalyką. Tai man atrodo, čia yra dalykas, prisimti atsakomybę iš vienos pusės, ar ne, kokia mano rolė šitam visam, kaip aš, koks mano tas dinamika toj komandai yra. Ir prie to pačio, prasme, jeigu aš jau jaučiu, tai reflektuoju apie save, aš tada jaučiu, galbūt man yra stresas, ten perdegimas, ten kitokie dalykai, mental health, ir kad jau laikas galbūt kažkaip man su to dylint. Tai čia, man atrodo, iš vienos pusės yra mano kaip žmogaus atsakomybė atpažinti šitus visus savo... Ir suprasti savo rolę, kad tango šokama dviese, ar ne, jeigu tokioje aplinkoje esu. Taip, aš prisidedu prie tos aplinkos pats. Taip. Ir tada iš kitos pusės, kaip galbūt organizacijai darbdavių, tai yra būtent irgi suteikti įrankius ir galimybę, bet neforsinti žmogui, nes galbūt tie sprendimai yra tam žmogui unikalūs. Galbūt man būtų labai gerai nueiti ten mokymus kažkokius, ar tenais to konsultacijos psichologo, o gal kitam žmogui kaip tik yra gerai tiesiog dirbti, atidirbti ir išeiti ten pabūti su šeima, su draugais, ten hobį užsiminėti ir panašiai. Tai čia pats žmogus turi atrasti tą būdą kelią, nekaltinti kitų, bet pasižiūrėti, kaip aš galiu gerinti tą situaciją. Ir galų gale, ta prasme, jeigu yra labai bloga organizacija, tai gal galima į kitą kažkur eiti. Ta prasme, čia sprendimas turbūt. Jo. Aš pradžioje čia minėjau tą statistiką iš Tech Monitor praeitų metų darytą, kad 68%, neatsiprašau, 58%, beveik 60% IT srityje dirbančių žmonių sako, kad jie jaučia perdegimą. Ir kaip komandos vadovas programuotojų, kaip manai, kokie yra didžiausi streso šaltiniai? Ar faktoriai jūsų specialybei? Kodėl tiek daug žmonių jaučia perdegę? Kas galėtų čia būti? Aš nežinau, kaip kažkur kitur, ar aš galiu galbūt iš savo perspektyvos žiūrėti ir iš savo komandos ir projekto, kuriame esam, pas mus susirinkę žmonės tokie šiek tiek yra, galbūt labai per daug į programavimą jie, ta prasme, ten jeigu užsikabini, tai užsikabini, sėdi ir žiūri ir labai prisikabini, galbūt, kad praleidi ten valandas prie ten tos kodo dalies ar to feature, kurį darai ir tada jis labai toks artimas atsiranda ir daug streso, manau, kyla iš prastų arba
ten iš aukščiau verslo pasirinkimo, ar ten, sakykime, kad ten taip daro, ne taip, kas dažniausiai galbūt tiesiog komunikacijos problema kyla, bet va tas, kaip ir sakau, arba spaudimas, arba nesupranti, kodėl aš čia darau, ką aš čia darau, iš kur tai ateina, galbūt per daug bandoma pushint, greitint, ten panašiai ir tokie visokie faktoriai sumeta, kad tiesiog atrodo viskas per greitai, per staigiai, arba per lėtai, ten, nežinau, toksai... Greitai, šiaip aš girdžiu dažnai yra sakoma greitis, apie greitį ir kad keičiasi tikslai labai greitai. Vakar darėm taip, jo. Šiandien viskas kitaip dabar Jo, darėm. arba tiesiog galų galę nesupranti, ką tu čia bandai padaryti. Ateina ir sako, čia labai svarbus feature, tai kodėl jis svarbus? Nes, svarbus. Prasmės, ar ne, vardan ko čia aš tą visą darau. Gal turit ką papildyti, kas veda dažniausiai komandas ir žmonės į perdegimą ir tą mental health nusikaltimą? Aš iš tos tada irgi galbūt technologijų pusės, ką aš ir savo kailiu pastebiu ir kaip tu minėjai, ar ne tas ekranas. Tai iš tikrųjų, kai atsirado galimybė kompiuterį parsinešti namo, tarsi atsiranda daugiau lankstumo, ar ne? Aš čia galiu į darželio šventę nuvažiuoti, o paskui pabaigsiu ten dar kažką, ten tos 2 sakinius namuose. Bet tada visiškai nebelieka tokios ribos, tai kada aš turiu atsijungti, arba kada aš jau galiu. Nes, tada gal kažkokia sąžinė, kad va, tenai dieną gal kažką kavos ilgiau atsigėriau, ar ne, tai gal dabar dar truputėlį pasidarysiu, ar noriu kažkokį rytą ramesnį turėti. Tai man atrodo labai svarbu savo pasisakyti, dėl ko aš dabar čia vakare sėdžiu, ar aš tikrai ryte galbūt noriu nueiti ramiai ten į treniruotę ir aš tiesiog pasidarysiu kelius darbus, kad aš rytoj būčiau ten ramesnė, ar aš tiesiog nebegaliu sustoti, nes aš atsidariau tą ekraną ir ten tie darbai, jie ten dyksta. Ir jie niekada nesibaigia. Jie niekada nesibaigia. Bet iš tikrųjų čia yra visų mūsų iššūkis dabar, tai kada tą darbą sustabdyti ir pereiti poilsį. O bendrai, man atrodo, kai mes kalbam čia apie tą tokį priartėjimą prie perdegimo ir visą kitą, tai man atrodo yra labai svarbu save pažinti irgi, kad tu sugebėtum sustot prieš pat. Ta prasme, ne kai jau visiškai tavo blogai. Deividas kalbėjo, reikia mokėti save reflektuoti. Tai čia ir reflektuoti, bet irgi ne vien tam, kad ten nuolat kažkaip, bet žinot, kur tavo yra jau beveik riba. Ir tada duot savo to poilsį, nes kai jau bus ta riba peržengta, jau bus sunkiau ir bus sunkiau atsistatyti. Aš jau net nekalbu apie tą klinikinį ar nediagnozuojamą perdegimą, bet tiesiog savo žinoti tą tokį, kada jau mane viskas pradės jau tas darbas nervinti ir aš jau nebenorėsiu jo matyti. Tai vat 1 minutę prieš tai sustot. Aš dar gal persuksiu dabar šitą klausimą, nes matau, kad mūsų laikas eina į pabaigą ir tikrai noriu auditorijai palikti laiko, bet aš persuksiu tą klausimą, ar ne, kas verčia prie perdegimo, bet o kas padeda nenueiti prie perdegimo? Iš gal jūsų komandų patirties, asmeninės patirties, kas padeda pagauti save, išlaikyti balansą, ne, ir būti čia to sveikos psichikos sveikatos? Čia labai lengva svaidyti tos patarimus, kaip pas galbūt ne to nedarai, nes komanda mato tave, tu atrašinėjai vakare, tu atrašinėjai naktį, tada galvoja, tai aš galbūt projektuoju save irgi, noriu kažkada tapti tuo vadovu, ar ne, tai turbūt ir man reikia atrašinėti vakare, naktį gal vadovui parašyti, ar ne. Tai labai svarbu nubrėžti tas ribas, iš vadovo pusės turėti tos dialogus su savo komanda, ne visada tas pavyksta, ne visada tu esi geriausias pavyzdys, ką tu jiems patarinėjai, nes tada sukuri dviprasmybės, ar ne, jisai rašinė vakare, bet man sako to nedaryt, ar čia testas, ar... Žuvis ganda nuo galvos, ar ne? Jo, bet aš visgi sakyčiau, kad didelė atsakomybė yra vadovo. Aš gal tai kalbu, nes pas mane ganėtinai jauna komanda, kuri dar tik tai pradeda savo karjeras tiek IT sferoje, tiek šiaip tame korporacinėme pasaulyje, sakykime, ir jie labai dažnai nemoka atpažinti tų simptomų. Tai aš metu atsakomybę vadovams, kad žmogų laiku išsiųstų atostogų, nes jie kartais pamiršta, kad jie gali išeiti. Ir kartais net svarbu jiems priminti, kad hebryt, atsipalaiduokit, čia tiesiog darbas. Dar esame labai sėkmingi, kad dirbame šalyje, kurioje darbo kodeksas yra mums labai palankus. Mes galime išeiti tuo atostogų, mus labai daug kas saugo, mūsų labai retai kada gali atleisti tą pačią dieną, ar ne, tai reikia truputį atsipalaiduoti, padėti žingsnį atgal, išjungti pompą. Jeigu palyginus su kokio Amerikos darbo kodeksu, tai mes tikrai labai gerai gyvenam. Taip.
Aš nežinau, aš dabar prisiminiau vieną dalyką, sakyti, kad išleis, sakykime, žmogų atostogų ar panašiai. Aš turiu vieną bendradarbį, kuris dirba iš Ukrainos, jis gyvena Ukrainoje dabar ir jis tiesiog sako, kad aš negaliu, aš nenoriu, aš negaliu įti atostogų, nes man dar blogiau bus, jeigu aš nueisiu. Man čia yra kaip vieta, kur galiu šiek tiek pasimiršti, susikoncentruoti, pabūti, man kitaip tiesiog neišeis. Tai man atrodo, čia svarbu yra, neforsinti žmogui kažkokius sprendimus daryti, turi išgirsti, suprasti galbūt kokioje situacijoje yra, gali pasiūlyti kažką daryti. Aišku, čia niekada nepriversi ir nereikėtų privertinėti, man atrodo, čia yra prastai. Kartais yra galbūt įprasta bandoma kažkokiais ten užslėptais, ten manipuliaciniais būdais, ar išvesti žmogų ir ten, kad palsėtų, bet turbūt jam pačiam reikia tą atrasti. Aš neturiu atsakymą iš šito, nes man pačiam nesiseka. Aš mėgstu atrašinėti savaitgaliais ir vakarais, bet tuo pačiu man labai patinka kartais, mes šnekam su bendradarbiais, kartais būna tie penktadieniai, kur visi bendrai nusprendžiam, kad, mes dabar... Nesidirba šiandien, ar ne? Nesidirba. Bėgam iš paskutinės. Eisim, arbatas atger, pašnekėsim, palsėsim galbūt. Bet man atrodo, tas yra svarbu, kad kartais turbūt nepamiršti sustoti ir, it's not that serious, palsėkim iš. Tai girdžiu, klausyti vadovo ir klausyti savęs šiaip. Jo, čia geriausias dalykas yra, man atrodo, kaip geras vadovas, tu turi nešnekėti tus dalykus, bet juos iš tikro pats implementuoti. Toks hipokritas gaunasi. Sakai, tu eik ilsėkis, o tai dėl ko tu nesilsi? Asta, turi ką pridėti? Aš manau, kad einam gal prie klausimų. Taip, laikas klausimams. Turime 5,5 minutės, mačiau, čia ranka priešais kilo, ar ne? Gerai, aš atiduosiu klausimą, gal man kas nors paskui toliau tai prašysiu pagalbos. Ačiū. Čia labai pašnekovom, buvo labai įdomi diskusija. Turiu porą klausimų. Pirmas tai Astai būtų. Aš noriu paklausti, kokią amžiaus grupę jūs apklausėt ir ar darėt kažkokius pjūvius ten, pavyzdžiui, su tais pačiais skrolinimo įpročiais, ar pagal lytį, ar pagal kažkokią amžiaus grupę, kas išryškėjo labai. O visiems trim pašnekovom turėčiau tokį klausimą, kad ir moksliniai tyrimai rodo, kad lietuviai tai jie tokie individualistai, yra vis dėlto šiauriečiai. Tai žmonių kalba tai reikštų, kad ką tu čia man aiškini, aš geriau žinau. Ne? Ar su tuo susidurėt ir kaip tada tą įveikti, kai matai, kad žmogui tikrai reikia pagalbos? Ačiū. Tai ačiū labai už klausimą. Amžių ėmėm visus suaugusius žmonės nuo 18 iki, jau sumeluoti, 65 turbūt. Ir taip, labiausiai nuo to naršymo žalingo kenčia jauni suaugusiai nuo 18 iki 35. Tai čia yra jų toksai jau labiausiai ta rykštė. Greičiausiai tai nebuvo labai ryškus, nes to nelabai išskyrėm. Bet taip, ten įmanoma būtų pagal visus pjūvius padaryti, tiesiog tai nebuvo turbūt kažkoks reikšmingas skirtumas. O į antrą klausimo dalį apie tą individualistiškumą lietuvių ypatingai, tai sakyčiau, labai dažnai tau žmogus sako, tu mane aiškink, aš geriau žinau arba aš nieko nedarysiu, bet kaip mes ir prieš tai kalbėjom, kad tu gali suteikti žmogui daug visokių įrankių, ar ne, bet tam žmogui čia ir blogiausia, kad jam pačiam reikės eiti ir pasinaudoti tuo įrankiu, bet jeigu jisai nenori arba nerodo noro, tai tu gali šnekėti, ką nori, ar tu gali nešnekėti visai, jisai pats turi jausti atsakomybę, kad pagerinti. Ja, aš gal kažkiek, nežinau, ir piktai ir negražiai pasakysiu, bet man atrodo vis tiek galų gale čia yra darbo aplinka ir mes susirinkam dirbti ir vėlgi žmogus turi pats norėti ir priimti šitus įrankius ir keistis ir jeigu jisai negali to padaryti pats, negalim leisti visai kitai komandai kentėti. Nes labai dažnai būna vienas tas žmogus, kad ir kaip galim empatiškai jį žiūrėti, jis vienas gali labai stipriai paveikti visą kitą komandą ir tada reikia priimti tus tokius nekokius sprendimus, galbūt sunkesnius. Bet vėlgi, mes čia susirinkam dirbti galų gale. Teks rėkti. Puiku. Žiūrėkit, toks klausimas. Taip sakant, maistas
darbe, tai aš pastebėjau, kad ofisuose valgo visokius pigiausius pusfabrikačius, nuo to galų galės storėjimą. Tai gal, taip sakant, kaip jūsų įmonė gal organizuoja, kad tenais turėtų, kaip Danske bankas, tuos lengvatinius pietus už 3 eurus, kur labai prieinama kaina, nes, aš kaip pastebėjau, kiek per mėnesį 600 eurų jeigu ailančią valgysi, ar 700 eurų išeitų vien tik tai pavalgymui, tai tada jau darbuotojai ką renkasi, reikia daugiau iš namų padirbėti, nes, taip sakant, pigiau pavalgyti. Pavyzdžiui, Google praktika yra taip, kad pusryčiai, pietus, vakarienė, viskas tiekiama, tu tik sėdėk ofise. Tai kokia praktika yra pas jūs, ar svarstomi tokie dalykai, nes pas jūs dažniausiai būna motyvaciniai Xbox'as, su kurio niekas nežaidžia ir jisai tiesiog stovi tam, kad rinktų dulkes. Pas mus labai daug žaidžia pleistekų, gal net kartais per daug, net kartais norisi paklausti, ar tu šiandien atėjai dirbti, ar pleistekų bažais. Šiaip aš, nežinau, aš siūlyčiau namie pasigaminti, nusipirkti produktų parduotuvės ir atsinešti į ofisą, čia yra pigiausias, man atrodo, variantas, bet bent jau mūsų kompanijoje tai maistui yra skirta dalis taip, kad mes turime užkandžių. Tie užkandžiai visai dabar man patinka, kad pradėjome kreipti dėmesį į tą užkandžių sveikatingumą, mažiau cukraus, daugiau vaisių, daugiau jogurtų, be nesąmoningų priemaišų. Tai užkandėlių turim, gali pasidaryti sumuštinį, bet pigiausia gamintis namie ir atsinešti į darbą. Aš taip pasvalgo į lančią kiekvieną dieną, man tai labai patinka. Nestorėjimą. Ne, 200 kažkur ten 10 eurų gaunas. Ten nulaidytą gali pasimti. Bet šiaip, man atrodo, čia vėlgi, kaip aš nekėjom, tai žmogus, jeigu nenorės tų salotų, tai jis ir nevalgės. Čia kiekvieno pasirinkimas ateit pasidaryti ir čia, kad aišku, faina, kai įmonė šitą duoda, bet čia, privilegija, žmogus vis tiek, galbūt jam neskanus bus tas sveikas koletas, tai jis pasims į makaną, jis ir pavalgės, tai čia jau kiekvieno nuo žmogaus priklauso. Tai man irgi čia atrodo tas vėl ta pati pasirinkimo asmeninio, nes jeigu yra ir mikrobangė, kur tu gali pasišildyti, yra šaldytuvas, kur gali pasidėti savo maistą, yra, mes bent jau nuolaidą suteikiam restorane, tai viskas tavo rankose, ką tu valgai, ką atsineši ar ką perki. Ačiū labai visiems. Aš pasiskolinsiu mikrofoną gerai, nes mano mikrofonas iškeliavo. Tai aš tiesiog noriu padėkoti, kad aktyviai klausėt, bet mūsų laikas baigėsi. Tai tiesiog noriu padėkoti, kad klausėt, kad buvo čia, padėkoti panelistams, nes tikrai buvo labai įdomu. Tai ačiū labai.